Noriu pasiūlyti vieną gražų modeliuką X5 M paketas 19 metai 64,5 tūkstančio mylių. Gavęs į priekinę dalį, kaip matot, pažeidimų neturi, tik tai yra nurinktas. Lonžironai, televizorius, balkis, viskas yra sveika. Trūksta vienos lempos, o čia pažeidimų neturintis. M paketas, kaip minėjau, graži labai spalva, šiek tiek ant kapoto yra įlenkimas. Čia ant draudimo pažymėta, kad ant sparno yra pabraižymų. Gruodžio 1 aukcionas pasiduoda draudimo kompanijos. M diskiukai švarus gražus, graži labai spalva, nujuodintas chromas, 360 kameros, durų pritraukėjai. Taip, yra ir durų pritraukėjai. Žiūrim, ką turim iš salono. Salonas žiauriai gražus, ruda oda, graži medžio tamsi apdaila. Sėdynės superinės, neišsėdėtos, nesubraižytos, šonai švarus, projekcija ant lango, M vairas šildomas. Jį kūrėsi ir važiuoja, šildomos šaldomos sėdynės. Pabandom užsivesti. Užsiveda mašina visiškai be problemų. Panorama didelė, medžiaga nesuplėšyta, kaip matot, galinių durelių užuolaidos. Varikliukas dirba kaip bitutė. Čia viskas tvarkoja, viskas gražu. Pažiūrėsime galą. Gale, ką mes turime, irgi galinę klimą, šildomos sėdynės. Ant sėdynių paruošta iškart multimedijai. Viskas atrodo labai gražiai. Visi, aišku, saugumo asistentai ir taip toliau, pabraižyta biški bamperis, šiek tiek įlenktas galinis dangtis, bet galima su meniniu lyginimu išsilyginti. Parktronikai, galinės kameros, X-drive'as, tai reiškia, kad visi 4 varomi. O, žiūrėkit, kiek detalių yra dar. Ir grotelės atrodo sveikos, ir lempa. Lempą aš vėliau pažiūrėsiu ir jeigu kam bus įdomu, susisiekit, aš parašysiu, ar lempa sveika ar ne. Dabar nelabai yra laiko. Taip, šitą pusę irgi tvarkinga, diskai nenubraižyti. Pažymėta draudimo už šitą vietoj truputėlį pabraižymas. Čia labai minimalus, bet šiaip kėbulas labai švarus. Šitas diskas irgi atrodo gerai, nėra subraižymų, lazerinės lempos. Kol kas statymų už jį pastatyta nėra jokių. Kaip matot, čia viskas yra švaru gražu. Kaip minėjau, labai geras variantas, jeigu kas ieškote dabar, tikrai atkreipkite dėmesį ir jeigu įdomu, susisiekit per WhatsApp ir pirksime bei parvešim.